Moniliozė, o tai kodėl dabar tas moniliozės užpuolė, Nu, tu ūkininko vargai, klausykit, ūkininko vargai. Algirdas labai rimtas meistras. Ponios ir ponai, šiandieną yra ta diena, kai aš tikiuosi, kad turėsime pagaliau naują elektrą. Taip, šiandien pas mus atvažiuoja, kodėl aš sakau pas mus, Dagnės vėl nėra ūkyje. Esu aš ir Spirgius, tai galim sakyti, kad pas mus. Tai va, tai šiandien pas mus atvažiuoja Dagnės tėtis ir bandysime nukabinti senąją skydinę ir pakabinti naująją. Čia jau daug darbų buvo padaryta, kurių jūs net nebematėt, aš jų net nebefilmavau, nes tiesiog. Tai va, tai dabar, žodžiu, laukiu Dagnės atvykstančio tėčio, o galiu jums parodyti tada, kaip atrodo naujasis skydelis. Tai va, tai čia mes turime įvadinį kirtiklį, iš tikrųjų nežinau. Kai kur rašo, kad lyg tai čia turėtų būti automatas, bet, aš kitur radau parašyta, kad tai yra kirtiklis turėtų būti, kadangi ant įvadinio stulpo yra tas kaip ir pagrindinis automatas, tai aš skaitau, kad čia užteks kirtiklio. Tada eina įtampos kontrolės relės. Kadangi turime trifazį ir neradau vieno aparato 3 fazėms, tai pastačiau 3 vienfazius, tai kaip ir tas turėtų būti tas pats. Tada eina viršytampio relė. Ir tada eina automatai, 3 automatai per nuotėkio relės. Tai nežinau, čia tų nuotėkio relių reikėjo, nereikėjo, bet kadangi mūsų virtuvė tokia improvizuota, tai turbūt nelabai čia buvo reikalinga ta nuotėkio relė, bet gal pagalvojau mažą ką. Bėda yra ta, kad virtuvėje nėra absoliučiai niekas išvedžiota, yra tik tai 2 laidai nueinantys į garažą ir viskas. Tai šį čia realiai pastačius naują skydinę reikės pastatyti. Taip, čia bus viena rozetė, antra rozetė, čia jungtukas ir šį čia dar viena rozetė. Ir tenai nueina į lauką, tada per šį čia turės išeiti į lauką, nežinau, gal per ten, whatever. Tai vat, tai žodžiu, tai dar bus darbų. Tai va, ir va čia matosi labai gera priežastis, kodėl aš noriu šitos laidus visus keisti, nes vienas dalykas patys laidai yra labai seni, ir jie tokie jau patrūnyje. Kitas dalykas, tai nuogas laidas tiesiog paliktas. Žodžiu, whatever. Tikiuosi, ilgai neteks gyventi su šitom nesąmonėm. Čia Dagnė anądien labai gerai pastebėjo, kad jisai visada, kai eina per šitą vietą, jam būtinai reikia pereiti per tuos stulpus. Ne žaliai, bet per stulpus, kaip mažam vaikui. Jis ir yra mažas vaikas. Kažkokia čia drama krūmuose. Iš tikrųjų, tai žinau, kokia ta drama. Spirgius pamatė stirną. Nes stirnos labai mėgsta būti čia pas kaimyną laukuose. O Spirgiui labai nepatinka jokie kažkokie gyvūnai neaiškus. Gandrų nemėgsta stirnų, nemėgsta karvių. Žodžiu, jis nieko nemėgsta, išskyrus kitus šunis. Einam pažiūrėsim, ar pagausiu stirną. Nepagavai stirnos, ne? Nepagavai stirnos, panašu. Nepagavom nei Spirgius, nei aš. Va, pažiūrėkit, kokie didžiuliai krūmai. Dideli. Čia šita pusė ūkio yra džiuginanti. Medžiai, kokio aukščio. Ne medžiai, krūmai. Ne, iš tikrųjų tai nėra gerai, kad jie tokio aukščio, juos reikės genėti. Bet šitas ir pasipuošęs riešutėliais.
Kaip fainai, kaip fainai. Tikiuosi, kad čia neužpuls mūsų jokios bėdos ir nelaimės. Kažkokių tai blecha yra. O, moniliozė. Kaip tik neseniai paskaičiau apie kažkokią tai grybinę ligą, kuri pasirodo puola ir lazdynus. Šiaip, o šitų obelų dažnesnė, man atrodo, yra liga, kai obuoliai tokie pasidaro mumifikuoti, kaip rašė. Tai vat. Ir nežinau, reikia skaityti, ką čia daryti dabar su ta moniliozė. Ir taip tų riešutėlių nėra per daug. Ir dar vat puola visokios charabos. Šiaip kol kas neatrodo labai blogai. Bent jau šitie keli krūmeliai. Klausyk, bičiuli, ant savo lazdynų radau kelis riešutus užpultus moniliozės. Ką man daryti? Ar jos nuskinti, ar galiu palikti? Jeigu radoj užsikrėtusių moniliozės riešutų, geriausia juos nusiskinti ir pašalinti, kad liga neplistų toliau. Tokiu būdu apsaugosi likusius vaisius ir išvengsi didesnių problemų. O nuskynus galiu juos tiesiog mest ant žemės, ar reiktų surinkti? Geriau jas surinkti ir pašalinti iš sodo, nes jos gali būti ligos šaltinis. Jei tiesiog paliks ant žemės, moniliozė gali išlikti ir kitais metais ir vėl užkrėsti derlių. Taigi, geriausia jas tvarkingai utilizuoti. O galiu mesti per tvorą pas kaimyną? Na, per tvorą pas kaimyną mesti visgi nėra pats geriausias sprendimas, nes gali taip pat išplisti liga ir pas jį. Geriau jas tvarkingai utilizuoti, pavyzdžiui, sudeginti ar išmesti į kompostą, kuris nėra atviras aplinkai. Labai taktiškas atsakymas. Jo, matot, negerai, reikia nurinkinėti tos moniliozės. Moniliozė, o tai kodėl dabar tas moniliozės užpuolė, Nu, ūkininko vargai, klausykit, ūkininko vargai. Tai tavęs nekankina jokie ūkininko vargai, ne? Pasiėmė savo kažkokią tai žolę ir graužia, ne? Graužia. Jau girdžiu kažkokius svečius atvažiavusius. Einam pasitikt. Nesakyk, kad pažadinau. Oi, ne. Šiau nuo 7:30 buvau atsibūdęs. Paveščiau, bet nėra kur sėsti. Ne, viskas gerai A ateis. nesakyčiau, ūkininko kelias, tai, neprestižas. Ūkininkas. Čia vizitinė kortelė. Ūkininkas turėjo kitų darbų. O tai, kam tu čia tiek visų? Čia pagrindinis, nebus? Jo. Čia kas pas tave, palauk? Ten yra įtampos relė. Šitos 3. Jo. Tipo nuo šuolio, kad apsaugotų. Jo. O tenai virš įtampio relė. Va šitą? Jo. Tai palauk, vis tiek nevkūrivaju. Tenai įžeminimas. Šitas nuo žaibo. O šitos apsaugo nuo tiesiog įtampų šuolių. Nuo per mažos, per didelės. Nu tai žaibas ar per maža didelė, tai... Ne, sakė, ne, šitą net laikytų tiesiog tie. Čia tiesiog viskas sudegtų nuo žaibo. Pasistatai 2,30 ir jį tau ir taip ir palaiko. Jo, 2,30 ir 10% ribose, kad būtų. Meistras sakė, kad pradedame darbus. Tai atjungiam elektrą. Mūsų apsaugos sistema nuo neteisėto atjungimo elektros. Ne, čia svilo. Ne, čia svilo.
gal ir visai gerai, kad pasiryžau perdaryti viską. Nes klausimas, kiek dar tokių yra namelėje, kurie svilo. Čia matosi, kad buvo jau kažkas tai. Bet va šitą gabalą turbūt pagal mane reikėtų pakeisti. Šitą? Nu, arba nes trūksta vieno laido dar. Nu, neaišku, kaip iki ten va reikia pažiūrėti. O kam tu ten tokius saugiklius darovus pirkai, jeigu pas tave čia 25? Bet užtat namelį gerai. Tai kas gerai, namelį neišmuš čia. Ai, nu, bet... Ne, nu tai ne tragedija. Nu, ne tragedija, per lietų reikės eiti į lauką. Nu, reikės tikėtis, kad neišmuš. Tai kol meistras rūpinasi rimtais darbais, mano darbas yra padaryti, kad šita rozetė atsidurtų virtuvėje, nes kitaip negalim įjungti šaldytuvo. Nu, kol kas nieko negalim įjungti, bet kai bus pastatyta viskas, nebus galima įjungti šaldytuvo. O šaldytuvai yra šašlai, todėl jeigu norim šašlų, turim pastatyti rozetę. Šitos užspaudukus pats darai. Jo. Labai jau didelis pliusas. Aš tai taip vazuojusis nebūčiau. Nu, mes iš pradžių padarėm ten su tom, tiesiog gyslas prijungiam, bet man labai nepatiko, nes ten sunku įkišti ir... Ir įsižioja, kada užspaudė. Jo. Ar tai yra geriausia rozetė šitam namelyje? Taip. Ar tai yra geriausia rozetė visame pasaulyje? Turbūt ne. Bet svarbu, kad šitame namelyje jinai yra pakankamai gerai atrodanti, tik man nepatikti truputį. Turiu problemytę, va tokią problemytę turiu, žinot. Pas mane liko tik tai va tokie antgaliukai su šitais, nežinau, su izoliacija ant galo. Ir jie nėra patys patogiausi, kai reikia vat, kažkur tai sujungti, va tai vat, būtų daug geriau tiesiog kaip tą lydinį užspaust. Bet dėja, tuos visus išnaudojau ir naujų nenusipirkau. Tai dėl to dabar toks truputėlį vargstu. Nu, bet ką aš galiu pasakyti. Yra kaip yra, bus gerai. Labai miela, parašė kaimynas, pamatė mus ten besikrapštančius prie elektros, rašo, kas nutiko su elektra. Ar viskas gerai? Labai fainas. Labai fainas. Raimundėlis visą laiką pasirūpina, ar viskas gerai, paklausia, ar ko netrūkstam. Tai va, tai faina, kad yra tokie kaimynai. Fainas ir Raimundėlis, ir Vastaselė su Danielium kuičiasi kieme. Kažką tai daro. Tai va, tai negali skūstis kaimynais. Reikime pažiūrėti, kaip rimtajam meistrui sekasi. Raspizjajus kažkoks tai. Vis tiek rimtesnis negu Algirdas. Ne, Algirdas labai rimtas meistras. Vien tik pažiūrėjus į įrangą jau siaubas ima. Man dar labai toli iki šito. Man atrodo, čia kai neturi įgūdžių, tada perki gerą įrangą. O kai turi įgūdžius, tada nereikia ir geros įrangos. Na jie, kaip pasakyti, geras meistras turi mokėti su vienu atsuktuvu suremontuoti viską ir dar dalių turi likti. Nu, vat. Gerai, paliekam meistrą dirbti, o patys eikime pakabinti rozetės. Nu, ko aš tau galiu pasakyti? Geriau negu gerai? Nu, žinai, kaip Oi, čia rašai? Taip. Aš tai pipsau. Vat man reikia, kad čia būtų vienodai. Matai, jau aš pražiopsojau. Nu, bet jau... Nieks nematys, jeigu nieko nesakysi. Šitą... Va čia gal suk. Arba ten vienai, bet aš tai numatęs buvau čia naipo. Ir vienoj, ir kitoj pusėje.
Prijungiam skydelį, dar elektra neįjungta, tai dabar pirmas nerimas įjungiant pagrindinę elektrą. Tai, kad niekas nepokštelėjo, jau yra pirmas geras žingsnis, taip sakant. Kai realiai kirtiklis įsijungia, tai dar nelabai kas galėjo pokštel. Dabar vat bus didysis išbandymas. O, kažkodėl tai vienos fazės trūksta. Tai pažiūrėsim. Dieve, kodėl aš toks šlapas? Todėl, kad dirbau. Nuoširdžiai dirbau. Kiek valandų? 5:30 jau. Be pietų pertraukos šį kartą. Varom non-stopu. Tai va, tai labai įdomu, kurgi mūsų ta fazė. Tuoj rasim. Tuoj rasim. Svarbiausia nepergyvenk. Gerai, nepergyvenu, kol kas nepergyvenu. Ne, kol nieks nepokši, tol man viskas ramu. Fazę surasim. Nėra nuo stulpo. Kaip taip gali būti? Kaip bebūtų gaila, nėra. Atėsi ant to, kuris ateina, va uždėjau. Taip, kad reikia kviesti elektrikus. Tai vis tiek mes realiai galim pasijungti nuo tų kitų fazių dabar, ne? Laisvai. Nu tai ką, tai dabar reikia likusius sujungti, ne? Tai dabar gal šaldytuvą pirmoji. Jo. Nu gerai. Ni pucha, ni pira, čorta. Šitas veikia. Šitas veikia. Ok, nu tai šita rozetė turi būti gyva. Ką mes galime ją įkišti. Ir iššoko automatas. Nuotekė realiai. Šitas ne, tai šitas teisingai. Jo, į išėjimą reikėjo. Ach, tu kurmi. Neteisingai sujungiau. Rozetės nulį reikėjo įjungti į nuotekę realią, o ne į bendrą šyną. Nes dabar gavosi, kad netitinka ir iššovė. Bandymas numeris 2. Kas bus dabar? Bus viskas gerai. Bum! Veikia. Tai taip. Problema buvo neteisingai pajungtas nulis. Ir tai reiškia, kad galim jungti šaldytuvą. Ir garaže irgi dega šviesa. Valio. Taip, dar viena. Čia. Žiūrim, ar čia viskas ok. Irgi ok, valio. Tai reiškia, kad pagaliau galima eiti kepti šašlykų. O dieve tu mano. Taip, kiek valandų? Valandų yra 7. Tai nuo pusryčių visą dieną šitą nesąmonę. Nu, bet aleliuja, viskas veikia, tai tik tai vat gaila, kad su ta viena fazė negerai. Ir dėl tos vienos fazės tada negaliu pajungti šitos rozetės, nes jinai pagal viską turėjo pasijungti į antrą fazę. Nu, aišku, teoriškai galėčiau pajungti laikinai į pirmą ar į trečią, bet jo, norisi, kai jau pajungti, kad pajungti, taip sakant, gerai pajungti. Kaip pas mane ten, žinai, dar irgi paėmė, užsidėjo pirštinės, laidą atvyniojo, ant kitos fazės uždėjo, rankom užsuko, aš taip žiūriu. Ir laukia atsakymų.
žinote ką? Čia buvo Dagnės tėtis, o dabar žinote, kas yra? Labą vakarą. Yra Dagnė. Atvažiavo Dagnė, jinai pakeitė tėtį, sakė, tėtis nieko nesugeba, aš atėjau ir padarysiu viską, ką reikia padaryti. Ta prasme, Dagnė, bet juk tavo tėtis gabus žmogus, kodėl tu dabar žmonėm meluoji ir sakai, kad jis nieko nesugeba? Jam šarabanai susisuko, nekreipkite į dėmesį. Vėl matai man šarbanai. Ne, iš tikrųjų tai taip. Tėtis padarė viską, ką galėjo padaryti. Ir tai, ko jūs nematėte, tai jisai įstatė langą. Taip, iš tikrųjų aš galvojau filmuosiu, bet nieko nenufilmavau, kadangi reikėjo įti kitus darbus dirbti ir palikau tėtį vieną dirbti, įdėti langą. Tai dabar taip keli kadriukai. Mes tvarkėme kambariuką. Tai va, kaip mes tvarkome kambariuką. Va, žiūrėkit, ką ten Algirdas daro. O ką daro tėtis? Aha, taip, wow, kaip gražu, kaip faina. Nu va, sutvarkėme kambariuką. Tada įnešėme langą. Va, kaip gražiai mes nešame langą. Kaip mes jį nešame. Įnešėme langą. Nu ir va dabar, kadangi nieko nenufilmavau, kaip jį įstatė tėtis, tai dabar einam pažiūrėti, kaip atrodo tas langas. Tai va, Dagnės tėtis išpjovė skylę sienoje ir įstatė langą. Va, kokios storumo rąstai. Įspūdinga. Kas yra gerai, tai kad nei vienas iš išpjautų rąstų neatrodo supuvęs. Tai tikėtina, kad ir kiti namelio rąstai gali būti nesupuvę. Kas nėra gerai, tai kad čia betvarkydamas aplinką, tėtis surado, kad yra kažkoksai tai bičių lizdas pamatuose. Būtent pamatuose. Čia vat yra skylė ir per ją matosi, kaip marširuoja bitutės. Dabar nežinau, kodėl jos neskraido, gal dėl to, kad jau vakaras, gal dėl to, kad pradėjo lynoti. Ką tu dar negalvoji? Dagnė galvoja, kad laukia nemažas darbelis, kurio ir taip yra labai daug. Ir dabar dar ant viršaus. Tai reikia susitvarkyti su bitutėm, o jau su šituo kambariu kažkada rudeniop turbūt labiau. Tai žodžiu, tai šiandiena tuo baigėsi, rytoj gal dar kažką tai nufilmuosiu. Tai šiam vakarui ačiū už jūsų dėmesį ir ate.